Virtualaus žemėlapio sudarymas arba virtualaus tunelio koridoriaus sudarimo problemos. Sulaukiam dažnai jūsų klausimų, todėl skubame jums patarti ir ateities kartoms, kurie žiūrės šį video, iš karto žinos sprendimą. Kuomet robotas pradeda ruoštis teritorijos braižymui ribų, jisai iš stotelės išvažiuoja, grubiai per metrą, vadinkim taip. Ir jūs nuo čia pradėsit piešti greičiausią žemėlapį. Čia važiuosit ir grįšit į čia. Robotas sakys, parodykit man tunelį, kaip grįžti į stotelę. Taip, aš suprantu, stotelė netoli, pats gali suprasti. Deja, taip nėra, reikia parodyti kelią. Nuo ribos sudarimo krašto tunelis nėra piešiamas. Su robotu turit pavažiuoti atgal į teritorijos vidų, tada leis nupiešti kelią iki stotelės. Jeigu norite to išvengti, prieš piešdami teritorijos ribą prisivarykit robotą arčiau stotelės ir nereikės virtualaus tunelio. Kita problema, kuri būna jums, vedam teritoriją, apvažiavom, apsipiešiam, atsistojom ant krašto, ir robotas sako, dabar tu parodyk man kelią, kaip grįžti į stotelę. Ir jūs turėtume čia keliu važiuoti, bet robotas neleidžia. Todėl, kad niekados tiltai nestatomi yra ant krašto. Turite su robotu pavažiuoti atbulom šiek tiek į teritoriją, kol leis pradėti piešti tiltą. Pavažiavę atgal, nupiešit virtualų koridorių ir viskas bus gerai.